Kartais mes pradedame kelionę, kuri neturi krypties ir ji neveda pagal žemėlapį. Toje kelionėje mes sutinkame žmonės, kuriuos galime pavadinti mokytojais. Jie padeda atrasti ne vietą, jie padeda atrasti kelią į save per ieškojimus, per skausmą, per patirtis, per pažintis. Tad šiandien mes susipažinsime, šiandien kalbėsimės su Lina, kuri daugeliu žmonių tampa šviesuliu tokioje kelionėje. Lord, why can't I find my home? Lord, am I here all alone? Pastebi, kokia jūra šiandien rami. Neįtikėtina. O ką žmogaus gyvenime reiškia ramybė? Ramybė ar taika? Aš labiau naudočiau žodį taika. Tai yra taika su savim. Nes ramybė, man ramybė tokia, žinai, jau va, ta, kur jau viską gyvenime padariau, jau einu ilsėtis. O taika man turi visiškai kitą reikšmę. Taika tai yra aš, man su viskuo ok, kas manyje vyksta. Ir aš esu, žinai, savo ašyje. O kaip tai vyka? Žinai, man iš tikrųjų dar yra labai vienas svarbus žodis - tikrumas. Jo. Kaip gyvenime išgryninti vertybės, aplinką, žmonės, galiausiai savo mintis, savo siekius, svajones? Ojei. Ojei, kiek visko daug. Kaip išgryninti? Aš manau, kad klausimas sudėtingesnis negu kad atsakymas, ar ne? Man tai yra apie tai, kad jausti. Tai mano ar ne mano? Kas vakar buvo, nebūtinai bus šiandien ar ne mano. Kas vakar buvo mano, nebūtinai šiandien lieka tas pats. Ir kadangi mes keičiamės arba, kitaip sakant, artėjam link to su kiekvienu žingsniu, kas mes iš tiesų esam, aš jau kalbu apie sąmoningą žmogų, suaugusį sąmoningą žmogų, artėjantį ties to, kas jis iš tiesų yra, ir jis pradeda jausti visų savo kūnų ir visų savo juslėm. Man čia vieta, ar ne čia mano vieta, ar ta aplinka, su kuria aš bendrauju, mano, ar jau nebe mano, ar jau kažkas keičiasi. Ar mintys, kurias aš turiu savo galvoje, jos yra mano, ar kažkada išgirstos, perskaitytos ir visai nieko bendro neturinčios su tuo, ką aš iš tiesų jaučiu ir ką aš iš tiesų manau. Tai čia tokia inventarizacija nuolatinė, su savim, žinai, tiesoje, tyloje, apie ką aš, apie ką mano aplinka, ar mes esam susilygiavę. Aš suprantu, kad prieš 10 metų, ar ne, tu atradai visus atsakymus. Bet mano klausimas yra, kodėl būtent tada tu nusprendei, kad tavo kelias bus padėti kitiems atrasti atsakymus? Tai patikslinsiu, kad atsakymą aš manau, kad dar iki šiol aš netradau ir manau, kad per visą gyvenimą aš jų neatrasiu, nes gyvenimas tuo ir įdomus, kad yra visiška misterija ir kiekvienas žingsnis vis daugiau klausimų ir man tai yra labai labai įdomu. Ir aš nepasirinkau būti, kad mano kelias bus toks, kaip dabar yra, ar ne? Aš nežinojau, koks mano kelias bus. Aš tiesiog ėjau ir dariau tai, ko negalėjau nedaryti. Negalvojant, ar man yra iš to kažkokia nauda. Tiesiog buvau pilna, kad aš turėjau dalintis, aš turėjau save kažkur padėti, nes aš kitaip nežinau, turbūt būčiau susprogus. Nebuvo baisu, kad dalinantis ateis momentas, kad vėl pajusi tuštumą ir nebeliks to, link ko tu taip tikslingai ėjai? Jo, žinai, dalintis vėlgi jaučiant save, neišsitaškant ir dalintis, man patinka labai posakis, kad tu daliniesi savimi, tarsi dalintumėsi šampanu. Šampano perteklius, jis išbėga ir kas lieka, jau lieka tau. Tai tas perteklius, ar ne, kuris pas mus burbuliuoja, jeigu mes jo nepasidalinsim, nu ką, užspringsim. Taip, buitiškai sakant, tiesiog. Pameni pirmąjį žmogų, aš jaučiu, kad tai buvo moteris, kuri kreipėsi į tave pagalbos. Pirmąjį žmogų aš tiesiog pamenu, kad mes pradėjom, aš grįžau ten iš vieno ryto, aš vėlgi buvau labai pilna ir aš sukviečiau savo kaimynės pasidalinti tuo, ką aš praėjau. Ir mano kaimynės buvo labai protingos moteris. Galvojau,
kad bus labai daug kritikos, o jos buvo, kaip įdomu. Ir tai nebuvo vienas pirmas žmogus, ir tai nebuvo, kad manęs prašė pagalbos, aš atėjau, žiūrėkit, sakau, ką aš atradau, aš labai noriu pasidalinti. Ir po to pradėjo rastis tų moterų vis daugiau ir daugiau, kaimynių draugės, dar kažkas kažką išgirdo, mes pradėjom judėti, kalbėtis ir panašiai. Tai konkrečiai vieno žmogus aš neįvardinčiau, nes tai prasidėjo tokiom bangom. Kokios dažniausiai yra istorijos moterų, kurioms prieš akis jau yra galbūt ne praraja, bet stop ženklas. Nežinau, tai yra vidinės dramos, tai yra klausimai dėl ateities, dabar labai dėl amžėjimo ar ne, senėjimo. Dėl amžėjimo praktiškai nesusiduriu su tokiais klausimais, labiau susiduriu su autentiškumo, savęs paieškom, santykių, klausimais santykių nebuvimo, toksiškumo vėl aš neturiu šito žodžio savo žodyne. Tai yra pamokų, gal taip pasakyčiau, pamokų per santykius, klausimų, kas aš esu, labai daug klausimų, o kas man tinka, kas man patinka, o kur man toliau, o kodėl aš nesijaučiu gyva, sveikatos klausimų, kūno nejautrom. Bet būtent, kad nieko nejaučiu, nes ateina labai stiprios moteris, labai protingos moteris, labai įvaldžiusios savo racionalų mąstymą ir labai daug pasiekusios, bet tada viena yra galva ir yra kūnas. Ir aš jiems sakau, galva kiek teritorijos mūsų užima? Mažąją dalį. Tai greičiausiai ateina su tais klausimais, kurie liečia tą visą kitą teritoriją. Mes pradėjom šiandien pokalbį nuo kinų išminties, ar ne, nuo to pirmojo žingsnio link 1000 žingsnių kelionės, ar ne? O nuo ko prasideda judviejų arba jūsų grupės kelionė? Vat, kaip tas įveikiamas barjeras, žinai, juk pirmas žingsnis visada būna nedrąsus, nes tu nežinai, ar tvirtai atsistosi, nežinai, kas laukia priekyje. Tikrai taip. Žmonėms tikrai yra labai nedrąsu ir ateiti, kaip aš sakau, apsinuoginti ne rūbais, bet apsinuoginti savo sielą, susitikti su savim, su visais reikalais, kurie yra viduje. Ir tai yra jau nesaugu, jau yra pirmas ženklas, kuris kausto kūną, bet mokslų patirčių dėka, studijų savo dėka vis tiek yra pakankamas backgroundas, kaip dirbti su žmonėm, ar ne? Kaip sukurti tą saugią aplinką, kaip sukurti ryšį tarpusavio. Ir tik tai tuomet, kada mes jaučiamės abi saugiai, pasitikinčiai, mes aptariam taisyklės, kas žmogaus laukia, ko jam tikėtis iš manęs, kur mes keliausim, kada aš matau, kad jau žmogus jaučiasi tikrai gerai, mes pradedam dėti pirmuosius žingsnius. Ir tai ganėtinai saugiai, nes darbas su kūnu jis toks yra labai jautrus. Ir vien paskubėjimas arba žingsnio padėjimas ne ten kūną uždaro ir tu tada viskas viso gero kitą kartą. Tai man patinka, kad ta kelionė yra tokia jautri, nes aš pati savo jautrumą pakankamai jau išlavinusi esu, ir man labai patinka jausti žmogų, kuris yra. Būna, kad nepajauti? Aišku, kad būna ir įmanoma žmogaus nepajausti, jeigu jis ateina su labai dideliais apsaugos mechanizmais ir normalu, kad ateina nepasitikint, nes nežino, kur eina, nepasidomi arba tiesiog pataiko pirmą kartą ir nepažįsta manęs ir tada iš karto susideda blokai ir normalu, kad gali būti, kad prieimo nėra ir galbūt mes tik tai vieną kartą pasikalbėsim, o giliau susitiksim jau kitą kartą. Iš tikrųjų, mes, žinai, gyvenam laikmečių, kai brangiausia valiuta yra laikas. Ir gal dėl to mes taip mėgstam formulės, ar ne? Aš įsivaizduoju, kad didžioji dalis žmonių, kurie ateina pas tave, tai ko gero irgi nori tos formulės, kiek kartų man prireiks, kad pagerėtų, kiek laiko tai užtruks, kad aš pasveikčiau, kada man jūs garantuojat rezultatą. Tai būna. Ir tai yra proto klausimai, tai yra mums reikia žinoti. Nes tada, kas yra protas, mes turim žinoti ir tada jaučiamės saugiai. Bet kiek prireiks ir ko prireiks, yra taip tokia individuali kelionė ir aš niekada negaliu atsakyti už žmogų. Ir mes stebim kartu, draugė keliaujam šitą kelionę, tai visą laiką sakau,
50-50. 50-50 ar ne, procentų mano indėlio, 50% žmogaus indėlio ir žiūrim, ką mes kartu sukursim. Tai niekada negaliu atsakyti per kiek laiko. Kaip atrodo jūsų kelionė? Ji juk eina per emocijas, per gylį, per judesį, Taip. per ką na? Mes kalbame su pasąmonė, ne, kaip prisiliesti prie pasąmonės, nes sąmoningai mes kalbant, mes renkam žodžius, aišku, kad iškyla ir pasąmoninių žodžių. Bet kuomet susitinki su kūnu, ten jau pasislėpti nei už žodžių, nei už judesių neįmanoma. Ten tiesiog yra tiesiausias kelias mano patyrimu ir kiek esu visko jau praėjus, ar ne, kiek visų mokymų ir patyrimų, tai mano patyrimu, mano gyvenime kūnas tai yra tas shortcutas į pasąmonę ir susitikimą ten. Tai aišku, kad tai vyksta, jeigu esi atviras, ar ne, tai vyksta akimirksniu. Ir ten jau susitinki su tamsa, taip vadinama tamsa, su emocijom, kurios užspaustos nuo pat vaikystės, nuo pat pirmų mūsų dienų, kas neiškalbėta kūnų, kas suveikyta, visi apsaugos mechanizmai. Nes mūsų nervų sistema įrašo lygiai kiekvieną įrašą ir mes galim protu nieko neprisiminti. Bet mūsų visa kūno sistema ten viską prisimena. Ir tik tai tu duodi jai leidimą, susitinki, ar ne, per judesi ir tu niekada nežinai, kuri diena iš mano pirmųjų metų, tarkim, pirmųjų pramuš. Galbūt, aišku, neseniai įvykiai. Niekada nežinai, kas iškils į paviršių ir kas norės būti pamatyta dabar šiuo metu. Yra kažkoks, tai nežinau, menas, kuris padėtų įveikti tą nejaukumo barjerą, nes aš prisipažinsiu, kad man teko grupinė judesio terapijai dalyvauti ir aš atsimenu tą pirmąjį kartą, kai aš bijojau, žinai, svetimi žmonės artės prie manęs, man reikės šokti, man reikės judėti, kažkaip paleisti energiją ir tai yra nejauku ir iš tikrųjų tai buvo nejauku. Taip, sutinku. O kada pasidaro jauku? Sutinku. Mes kalbamės apie tai, kodėl nejauku ir labai svarbu žinoti, kodėl visa tai vyksta. Ir kai tu žinai ir duodi savo leidimą būti tame nejaukume, tai atpalaiduoja. Nes aš visą laiką pasakoju nuo pat pradžių, ką reiškia mums liestis ir kaip tai yra gyvybiškai svarbu, nes mes jau būdami pas mamą gimdoj, mes nuolat liečiamės ar ne prie gimdos senelių. Ir dėka prisilietimo ir judesio mes vystomės. Lygiai tas pats kad kuomet mes jau atsirandam žemės, įsijungiam tuos su žemišku gyvenimu, mes liečiamės prie visko, mes tyrinėjam pasaulį per prisilietimą ir mums kiti žmonės yra be galo įdomus, mums kiti vaikai yra labai įdomus, mūsų kūnams kiti kūnai yra be galo įdomus, taip mes pažįstam, aš esu, nes kitaip aš nesuprantu, kol aš esu kūdikis, kol aš esu mažas vaikas, aš nesuprantu, kad aš esu, kol aš nepristiliečiu prie kito, arba kol aš nepažiūriu kitam į akis, aš identifikuoju, taip aš suprantu, aš esu per kitą. Ir kas įvyksta toliau, mes augam, ar ne, ir atsiranda labai daug baisių dalykų aplinkui. Tu čia nesilies, tu čia prie šito negalima, Ir mūsų kūnai yra tas perspėjimo momentas, man nesaugu. Ir kai mes jau ateinam į šitą amžių, kur mes esam dabar, ateinam į grupę ir reikės liestis. Oh my God, Dieve, aišku, kad nesaugu. Ir kol mes nesuvokiam, kas įvyko, kodėl, ar ne visos sekos, aišku, kad yra labai nesaugu. Ir galime tame pasilikti, kaip aš sakau, mes galime būti toj savo saugumo būsenai ir dar neaugti, neperžengti jos, jeigu neturime resursų, bet jeigu mes turim resursų, mes ir susidomėjimo, mes galim pabandyti ir mes nuo to nenumirsim. Ir jeigu mes nuo to nenumirsim, aš sakau, visada sėkminga patirtis, jeigu aš nuo to nenumiriu. Ir jeigu aš prilietęs kitą žmogų nenumiriau, man jau sėkminga patirtis. Ir tada tyrinėjimas tęstis, žiūrėk, o ką aš jaučiu tada? O kaip aš save jaučiu, kai aš liečiuosi prie kito žmogaus odos? Su manim lygiai tas pats. Mano kelionė irgi buvo apie tai, kad jau prie manęs tai niekas nesilies ir gink Dieve, prie nieko nesiliesiu. Kad mes darėm tokius pratimus užsimerkusios ant grindų ir aš netyčia jau tai būsenai, kai man labai gerai, aš netyčia prie kitos moters prisiliečiau savo ranką ir išsigandau. Žinai, šokas kūnai ir po to, aš esu tyrinėjimo momente šiuo metu, o kas toliau? Ir toliau buvo aš iki ašarų apsiverkiau, nes pasirodo, aš tiek esu pasilgusi prisilietimo, ir ne mano kūnas tiesiog ištroškęs liestis ir vėlgi.
wow, kaip fainai, kaip įdomu. Ir kas toliau, ir aš pradėjau pati švelnėti, žinai, nes tas kietumas, tas apsaugos mus daro labai kietus, mes nebeturim prieimo prie savo širdies. Ir prisilietimas prie kito žmogaus pradeda laisvinti, nuoginti, atidaryti blokus ir laisvinti širdį. Ir mes pradedam jausti ryšį ir nesvarbu, aš esu su kuo esu, ar aš esu su jūra, aš esu su tuo žmogum ar su anuo žmogum. Jeigu jis irgi tame pačiame momente ir ypač atvira širdimi, tai yra nuostabus dalykas. Ryšys turbūt vienas nuostabiausių patyrimų šitam gyvenime. O kas toliau iš tikrųjų? Paleidi baimės, ar ne? Paleidi baimės, susitinki su baimėm ir pamatai, kad už baimės yra kita medalio pusė. Už baimės yra labai daug grožio. Tai žinai, bet tas, kaip aš sakau, kalbėti apie baimę yra baisiau negu baimę patirti. Tai ką tu dijai. Nes dažnai sakau, už baimė yra kita troškimo pusė, ko aš tikrai labai labai noriu, mes tik to nesuprantam. Aš labai bijau liestis. Ir tikrai žinojau, kad aš nenoriu, kad prie manęs liestųsi. Ir čia ne mano. Kol neperžengiau šito ir tada supratau, o Dieve, kaip aš šito norėjau, kaip aš šito pasiilgsiu. Aš žinau, kad tu duodi namų darbų. Na, per mūsų paskutinį pokalbį prieš berods gerus 4 metus tu paminėjai tą žodį namų darbai. Kas yra namų darbai? Nes ko gero neužtenka, žinai, pabūti drauge ir viskas įsispręs. Jo, tai namų darbai kiekvienam yra individualūs. Aš duodu labai daug praktikų, tai yra labai didelis meniu, turbūt kiekvienam pagal jo pasirinkimą, kas patinka, kas nepatinka. Tai man tas, kaip išsivalyti dantis, kaip namuose išsinešti šiukšlės, taip ir save išsikuopti, tai yra natūralu. Kodėl mes tvarkomės aplinką, bet nesisvarkom savęs. Tai duodu namų darbų, kad žmogus prisimintų, kad į savaitę kartą reikia apsikuopti savo vidų. O kas ten yra vidui, pasidaryti vidinį inventorizaciją. Ir labai skirtingos, žinai, praktikos, aš turbūt čia visko ir nepapasakočiau. Tai yra atrinktos tai, kas man veikia, tai, kas veikia tam tikram žmonių kiekiui, su kuriuo teko susitikti, bendrauti, pažinti, važiuoti per skirtingus retrytus ir atrinkta tai, kas iš tiesų turi poveikį. Man, bet beje, ir visą laiką pabrėžiu, netikėkit tuo, ką sakau, paimkit ir padarykit. Paimkit ir išbandykit. Nes gali būti, čia labai paprasta, čia neveiks, čia nesąmonė. Bet tie paprasti dalykai dažniausiai būna patys genialiausi. Lina, kada ateina momentas tau paleisti žmogų? Aš suprantu, kad tai negali būti, žinai, kaip nuo vienos priklausomybės iki kitos priklausomybės ir be tavęs aš jau toliau gyventi nebemokėsiu. Tikrai. Kada ateina momentas, kai tu sakai, žinai, dabar jau nutraukiam tą bambagyslę ir... Aš nepasakyčiau, kad žmonės tai jau taip labai prisiriša prie manęs, kad negalėtumėm nusitraukti ryšio, bet man asmeniškai nereikia žmogui to pasakyti. Jis pats pajaučia, kada jau gana, nes dirbant su savim ir didėjant sąmoningumui, tai yra natūralu, kad jam ateina iš vidaus suvokimas, kad viskas. Nes jeigu man tą reikėtų padaryti, vadinasi, žmogus, aš jau uždominuočiau ir kita vertus vadinasi, žmogus dar nėra pakankamai sąmoningas. Tai tarp mūsų tai vyksta visiškai natūraliai augimo procese. Ir būna, kad iš tiesų labai greitai, būna prireikia kelių metų. Kaip kam? Tai aš net nekontroliuoju tokių dalykų. Ir ko gero, čia prasideda jau naujas etapas, ar ne? Ir aš noriu paklausti, kaip atrodė tavo naujas etapas, nes tas žmogus, ta specialistė, kuris sau vis kelia naujus iššūkius, ar ne?
jeigu buvo iš pradžių keletas žmonių, po to tapo keli šimtai žmonių, dabar jau užsienis. Kada tu pati supranti, kad man reikia kažko daugiau? Kada aš užsibūnu vienoje vietoje, man pasidaro nebeįdomu. Man visą laiką turi būti įdomu. Na ir aš už tai pati mokausi, man be galo įdomu tyrinėti save. Visų pirma save. Aš ne apie tai, kad eiti ir gelbėti pasaulį, nes aš to tikrai nepadarysiu. Bet man tiek įdomu su savim dirbti ir tiek įdomu matyti kitus, kas vyksta pas žmogų, kada jis prisiliečia prie kūno, proto vienovės, kada visą tai sujungia. Ir jau kai pasidaro kažkurioje vietoje neįdomu, žinau, kad aš turiu eiti pirmyn, nes kitaip neužmigsiu. Arba situacijos mane paskatins. Krizinės situacijos. O kaip atrodo tas naujas gyvenimas, kai praeity jau liko visi mano demonai, visi mano skauduliai, visos mano bėdos, o kas priekyje? Kam man nusiteikti arba ko man imtis, ko man nebebijoti? Visi demonai ir visa kita, jie ne tai, kad liko praeity, jie yra integruojami į kūno sistemą. Arba atrandama dovana, o kas iš to? Nes kiekvienas demonas ateina pas mus su dovana, su deimantais, ne? Ir aš po truputėlį jos savyje integruoju, tą patį daro žmonės, ar ne, kurie dirba su savo demonais, arba su savo tuo tamsiuoju pasauliu ir su savo emocijom. Integruojam naujas žinias, integruoju tai, ką patyriau, integruoju tai, ką išmokau ir aš po truputėlį darausi vis, aš sakau, platesnė, bet ne svoriu platesnė, bet platesnė savo patirtim, apimtim, energetinė apimtim, patirtim turbūt būtų geriausia žodinė, didelė. Kas laukia priekį, visa tai turi labai daug resursų, nes tai, kas buvo užblokuota, atsidarė ir aš turiu daug gyvybinės energijos. O kada aš turiu daug gyvybinės energijos, ką aš su ją darau? Dalinuosi. Kuriu. Aš ją investuoju į naujus projektus, į naują kūrybą, į kažką. Žinai, aš klausau tavęs ir vis tiek tokį ganėtinai pragmatišką klausimą noriu užduoti. Šiandien tapo savotiška mada ieškoti kelio, ar ne? Ir tapo savotišku verslu siūlyti tą kelią. Retrytai, seminarai, specialistai, hipnoterapijos, visa kita. Kaip visame tame šurmulyje nepasiklysti ir žinai, nenusivilti, o atrasti tą žmogų, kaip aš pradžioje sakiau, kuris taps tavo mokytoju? Kaip nenusivilti. Kartais tenka daug kartų nusivilti tam, kad suprastum, kur eini ir išmoktum, kaip atsirinkti. Tai yra kelio dalis, jeigu tenka nusivilti. Aš sakau, nėra neteisingų patirčių, nėra neteisingų mokytojų, nors aš savęs apskritai mokytoją nevadinu, aš tikrai nemokytoja, aš nieko nemokinu, aš padedu žmonėms prisiminti, kas jie yra. Bet taip, plačiaja prasme vadinamieji mokytojai, ir jų šiuo metu be galo daug. Tai jeigu jau mus pašaukia mūsų vidus pas kažką, vadinasi, mes turim galimybę iš to žmogaus kažką pamatyti, kažką gauti, galbūt patirti, nebūtinai pačią maloniausią, bet mums matyti tos patirties reikia, ne? Tai viskas su tuo gerai, ar ne, su ta pasiūla ir ta paklausa, jeigu yra paklausa ir yra pasiūla. Aš ką daryčiau? Prisidarius savo klaidų, pamokų. Aš pasidomėčiau, pas ką aš einu, kiek žmogus laiko tuo užsiminėja tuo keliu. Ne apie tai, kiek jis turi followerių, laikų ir panašiai, bet apie tai, kas jis iš tiesų yra, ne, ką jis tai mokėsi, nes kaip ten bebūtų, tas backgroundas, pamatas, jisai reikalingas tam, kad žmogų palydėti į jo kelią. Tu turi suprasti, ką tu darai. Be žinių bagažo negali vesti į priekį. Aš sakyčiau ne. Gal yra prieštaraujančių, bet man atrodo, kad vis tiek viskam yra pagrindas. Žinių bagažas yra reikalinga. Visiko, kaip tu pati pasikrauni energijos? Nes, bendravimas jau su keliais žmonėmis dažnai būna, kad atrodo, žinai, išdalinau save, ar ne? O kai reikia bendrauti labai rimtomis temomis, kai reikia atiduoti daug savęs,
kaip tu save susigrąžini arba kur tu randi save? Jo, aš savęs neišdalinu, aš tiesiog, jeigu aš būnu labai daug su žmonėm, nes daug laiko, energijos skiriu žmogui, aš po to tikrai turiu pabūti su savim viena. Mano ritualai, gamta, pasivaikščiojimas prie jūros, jeigu yra galimybė, aišku, pasivaikščiojimas gamtoj, yra pagrindinis pasikrovimo turbūt būdas, tas pats judesys, bet pačiai vienai, aš su savim. Aš kartais išvažiuoju viena netgi į kitas šalis pabūti. Ir aišku, kad kyla žmonėms klausimai, kodėl viena, kaip čia taip, kas čia tau negerai, kodėl be šeimos, kodėl be vyro, kodėl be vaiko. Bet taip yra, aš jau susitaikiau su tais klausimais. Dabar mano šeima tiesiog žino, kad tai yra mūsų kelionės dalis, mūsų bendros kelionės dalis, kad jai reikia pabūti vienai tam, kad jinai galėtų toliau dalintis, tam, kad jinai būtų laiminga. Tai viskas su to yra gerai, mano grafikas susidėlioja taip, kad po daug įvykių man tada jau reikia pabūti vienai, atsijungti nuo socialinių tinklų, nuo bendravimo ir tiesiog pabūti su savimi. Ką tu pasakytum žmogui, kuris dabar klauso mūsų ir galvoja, ar man jau metas pas Liną, ar dar ne? Kada metas pas tave? Meto pas mane nėra, bet jeigu žmogus jaučia, bet bijo, ir jeigu dar prie baimės yra susidomėjimas, blemba kaip įdomu, jau tada metas. Tada jau aš tikrai laukiu išskėstom rankom ir atvira širdim. Lina, kas per tuos 4 metus pasikeitė tavo pačios gyvenime? Ką nuveikiai? O Dieve, mokiausi. Visą laiką taip galvoju, amžina studentė. Mano vyras taip sako, tu amžina studentė. Aš pamenu, prieš 4 metus pokalbio pabaigoje aš tavęs paklausiau, gal tu esi tas žmogus, kuris turi atsakymą, kame vis dėlto slypi laimė. Tai dabar po 4 metų, po tiek mokslo naujai įveiktų, gal tas atsakymas kažko pasipildė? Kame slypi žmogaus laimė? Aš netgi prisimenu savo atsakymą, kad laimė visai neslypi. Laimė tiesiog yra. Ir žinai, ir galvojau, iš tiesų galvojau, nes tikėjau šito klausimo iš tavęs, ar man kažkas pasikeitė. Tai, žinok, turbūt nepasikeitė. Ir va, tas jausmas jaustis gyvai, po to laikotarpio, kai tu supranti, ką reiškia nesijausti gyvai ir gyvybingai, ką reiškia jausti 100%, va, įkvėpiau šiandien, žinai, bet va, tą tokį tikrą įkvėpimą, ne tai, kad perskaičiau knygoje ir aš turėčiau džiaugtis tuo, kad įkvėpiau, turėčiau džiaugtis tuo, ką matau, žinai, bet va, tuo visų kūnų vibruoti gyvenimo, nu taip pat gyvenimas ir yra. Gyvas gyvenimas man ir yra laimė jausti. Gražus gyvenimas? Labai gražus gyvenimas. Pritariu.